Nu, žinokit, kažkokią tai nesąmonę. Ir dar sako, kad moteris labai jautriai į viską reaguoja. Tai patikėkite, mes esame moteris. Pasaulio visatos valdovės ir tvirtuolės. Nes vyrai, prisimenat, padariau jam staigmeną. Nupirkau jam naują mašiną. Aišku, prieš tai pardaviau jo ten kažkokią tai mašiną. Tai tylėjo savaitę, galvoju, iš laimės. Vakar, kai prabilo, tai ką aš galėjau žinoti, kad tai jo mašina nauja, 2016 metų kažkokia tai juoda. Aš gal ne kokia mašinistė? Nu tai va, tai dabar turiu vėl per naujo surasti tą klientą, kuris nupirko mano vyro naują mašiną ir parduoti tą gražiąją mūsų pažinties metų, 2009 metų raudoną mašiną. Tai būkit geri, kas nors atsiliepkite greičiau. Tai ačiū Dievui, kad automobilio puslapyje skelbimus gali dėti nemokamai. Tai gal dėl to taip ir padarė per tuos vyrus. Bet kadangi aš esu moteris, galvojanti moteris, tai vis tiek sutaupiau, nes ten skelbimai, kaip ir minėjau, nemokamai. Tai dar iš to pykčio nuvariau ir nusipirkau 2 rankinės. Be akcijos.